Esu Skaidra Vaicekauskienė. Šiandien turėsime pamokėlę apie PowerPoint'o naujas skaidrių pasikeitimo galimybę. Iš karto dalinuosi ekranu. Taip. Ir pirmą parodysiu, apie ką šnekėsim, pavyzdėlius, o paskui parodysiu, kaip tai padaryti. Tai vat vienas toks pavyzdėlis yra skaidrės, kur laksto viena kaip ir dalis logotipo. Ir štai va šitas toks mažas brūkšnelis, jisai kiekvienoje skaidrėje vis nueina į kitą vietą ir galiausiai galima jį ne tik tai padaryti, kas nueitų į kitą vietą, bet ir pakeistų spalvą. Mes taip truputėlį dėmesį atkreipti, į kurią vietą galbūt pasižiūrėti, galite nusipiešti įvairių objektų ir padaryti, kad ten tie objektai vienaip ar kitaip važinėtų. Ir va čia jau matome pakeitė spalvą, dabar melsva spalva, vėl paskui kažkuriuo momentu pasidarys balta. Ir formą galite keisti, ir vietą, kaip jūs tik sugalvosite. Čia vienas toks variantas. Kitas variantas irgi nuo mūsų ITMC burbuliukas gali skraidyti. Vat irgi, tarkim, nuo ITMC burbuliukas, jisai perskrenda, pakeičia spalvą, kitą vietą perskrenda vėl spalvą ir gali padidėti, pamažėti ir panašiai. Tai čia toksai kažkokio elemento lakstymas. Gali būti nuotraukos pavažiuoti, gali būti kažkokie objektai, kur piešinukai, kad tie piešinukai kažkur nueitų. Tai čia pasižiūrėjom, į ką mes norime orientuotis. O dabar pabandysime, aš jau turiu tokį paruoštuką, pabandysime patys pasidaryti, kaip tai atrodo. Tai tiesiog labai paprastas daiktas. Nusipiešim. Vat noriu, kad tas raudonas burbuliukas, aišku, jį reikia nusipiešti, raudonas burbuliukas kitoj skaidriai pereitų, kur nors va čia didelis raudonas burbulas pasidaryti. Tai pirmas veiksmas, aišku, imam ir piešiame mūsų tą burbuliuką. Bet kokį pasiemam apskritimo įrankį ir nusipiešim. Su šiftu piešime bus tikrai rutuliukas. Mažesnis, didesnis, spalvą gal reiktų pasimti kažkokią tokią raudonesnę, ne bardavesnę. Taip, šiaip be nieko, kontūro nėra, tik tai pats burbuliukas. Taip. Su kontūru ir rutuliuku padidinu. Vaizdą ekrane čia turiu. Pasidarom tokį mažą burbuliuką. Taip yra. Tai dabar mes čia jį pasidėjom toje vietoje. Dabar mes jį kopijuojam. Ctrl+C, kopijuoju, einu į kitą skaidrę, Ctrl+V ir dabar aš jį praplėčiu su šiftu, kad būtų ir, tarkim, nusprendžiu, kad jis kažkur va čia turi atsidurti. Toliau, gal aš dabar dar kitą skaidrę, tarkim, va dabar iš čia šitas burbuliukas kitoj skaidrėje turi pereiti ten kažkokią kitą vietą. Ne? Arba šitoj skaidrėje galim padėti jį apačioje, paskui vėl į viršų. Ne? Į šitą Ctrl+C, einu į kitą skaidrę, Ctrl+V ir jisai dabar pereis į viršų. Gali ir spalvą pakeisti į mėlyną, tarkim. Tai tiesiog reikia tą burbuliuką perspalvinti mėlynai. Ne? Dabar, ką padaryti, kad judėtų? O tai jau yra skaidrių pasikeitimo reikalas. Aš pasižymiu, galite eiti į skaidrių rikiavimo rodmenį, galime čia kairėje pusėje pasižymėti visas tas 3 skaidrės. Žinoma, jeigu reikia visoms skaidrėms, tai Ctrl+A visas skaidrės ir visom tą patį pasikeitimą padaro. Transition, Morph. Tai va tas Transition Morph, tas Morph yra pasikeitimo būdas, kuris reaguoja, kaip išdėstyti mano objektai skaidrėse ir tuomet galime pasikeitimus daryti. Paspaudžiau Morph ir dabar galim pasižiūrėti, kaip tas atrodo. Rodymas, va, pirma skaidrė spaudžiu, antra, va, burbuliukas nulėkė čia žemyn, trečia skaidrė, burbuliukas į šitą vietą. Žodžiu, greitai, paprastai galite tam tikras detalės. Ir spalvą, ir formą, ir vietą keičiate, kaip pasikeičia tas pats. Čia svarbu tas pats. Kaip pasikeičia tas pats objektas kitoj skaidriai
morf variantas reaguoja ir galima taip va turėti tokius visokius lakstančius elementus ir jūs juos galite padėti į tam tikrą vietą, kur reikia nukreipti mūsų žiūrėtojų ar klausytojų žvilgsnį. Galima prisidėti kažkokias, va turiu tuščią skaidrę, galima prisidėti nuotraukas ir tas nuotraukas paslinkti. Tai dabar esu šitoj skaidrį ir įsiterpsiu kokią nors nuotraukėlę. Nu, kad ir bet kokį šitą paveiksliuką, ne? Įsiterpiu. Ir dabar noriu, kad mano va ten važiuotų truputėlį vis kitas skaidrė, vis pavažiuotų. Žinoma, man vienos neužtenka, pasikopijuojam. Ctrl laikau nunešu, pasikopijuoju. Ir dabar turiu tokį va ilgą. Galiu sugrupuoti, Ctrl G. Tai va šitoj pirmoji skaidrį, tarkim, noriu, kad būtų tik tiek išvažiavę, o kitoj skaidrį vis daugiau ir daugiau. Ne? Tai pasidedu, dabar imu, pakopijuoju, šį kartą visą skaidrę pakopijuosim. Jau šitoj skaidrį jau paslenku iki centro, tarkim. Ne? Tada dar kartą pakopijuojam skaidrę, būtent skaidrę. Na? Ir tada dar paslenku. Ir nu, gal dar vieną galim pasidaryti. Ir šitoj paskutinėje, tai jau viskas, jau čia viskas. Žinoma, paskui dar čia galima pridėti tekstą. Parašome tekstą, tas tekstas, šitas mūsų paveiksliukas, tą tekstą nustumia ir nustumia, ne? Ir taip nustumia ir nustumia. Tai jeigu čia turėtumėm dar teksto gabalą ir jisai kartu tą tekstą nustumtų. Lygiai tas pats variantas irgi morf pasikeitimas visoms toms. Ir šiuo atveju, kada rodytumėm, tiesiog gražiai tas mano kaip traukinukas pavažiuoja. Žinoma, galima viską sukombinuoti ir tas rutuliukas atskrenda, ir tas pavažiuoja, ir viskas kartu. Tik tai reikia sugalvoti, kas po ko vyksta. Tai jeigu turite, kad ir senesnės savo skaidrės, nenorite jų perdarinėti, mano patarimas, paimkite, įdėkite kažkokią vieną tokią detalę ir tos senose skaidrėse padarykite važinėjantį tenai ar brūkšniuką, ar rodiklytę, ar burbuliuką, ar kažkokį elementą ir iš karto jūsų skaidrės atrodys kitaip, atraktyviai, informatyviai ir patrauks jūsų klausančiųjų dėmesį. Linkiu jums gražių darbų su PowerPointu, naujovišku, atraktyviu ir labai greitai pasigaminančiu. Daugiau mokymų pas mus ITMC svetainėje itmc.lt.